Sveiki, aš esu Lavija Šurnaitė, įvairių laidų ir knygų autorė, taip pat žurnalistė ir šiandien pristatau laidą Skaitmeninė pamoka tėvams ir mokytojams. Čia sužinosite, kaip kalbėti su vaikais apie saugumą internete, kad vaikai ir paaugliai mus išgirstų, be draudimų, be kaltinimų, be gėdinimų, kad mes taptume jiems ne baudėjais, o jų pagalbininkais, patarėjais, žmonėmis, į kuriuos jie gali kreiptis ir kreiptųsi nedelsant. Visus šiuos dalykus aptarsime su mūsų gerbiamais pašnekovais ir skubu pristatyti. Sigita Jurkynaitė, Nord Security informacijos saugos vadovė. Labą dieną. Sveiki, Sigita. Eglė Tomulionytė, vaikų linijos kampanijos Be patyčių koordinatorė. Sveiki, Eglė. Ir Tomas Sakro, Insane Video Agency, dirbtinio intelekto ir vizualinių sprendimų specialistas. Labą, Tomai. Ir aišku, labai ačiū švarusinternetas.lt už didžiulę pagalbą, kuriant mums šį svarbų turinį. Tai pradėkime. Pradėsime nuo tokio tarsi labai nekalto, labai smagaus, labai paplitusio dalyko kaip tėvų viešinama informacija apie savo vaikus. Nuo kūdikystės, kas vėliau pradeda nuo vaikystės, kas paauglystėje, deda video, filmuoja savo vaiką įvairiose situacijose, net pavyzdžiui tokiuose labai intimiuose, kaip maudynės, prie baseino, per atostogas, prie jūros, namuose ir panašiai. Ir nesupranta, į kokią juodą skylę su šiuo elgesiu tėvai lenda ir į kokį pavojų ateityje ir galbūt net labai artimoje pastato savo vaiką. Pati pirma mintis, kuri kyla, kai jūs apie tai kalbate, yra tai, kad reikia suprasti, jog tos nuotraukos išliks internete visą laiką, amžinai. Jos nėra po atostogų kelioms dienoms, kelioms savaitėms. Jeigu nėra uždėti kažkokie nustatymai, jos nėra tik tai jūsų šeimos nariams, tai yra visam pasauliui ir jūs visam pasauliui parodote savo vaiką ir kartais tai būna, kaip jūs sakote, tose situacijose, kada vaikas atrodo pažeidžiamas. Tai gali būti vaikas nuogas, gali būti sergantis, gali būti verkiantis. Mes tikrai matom labai daug tokių pavyzdžių internete ir tėvai galbūt nesusimąsto, kad čia yra amžinai, tai išliks amžinai ir kad tą medžiagą gali pasiimti ir naudoti bet kas ir kaip tik jie išmano. Kas tai gali tapti? Jūsų vaiko nuotrauko gali papulti, pavyzdžiui, nežinau, į pedofilijos tinklą. Taip, visiškai teisingai. Pas to žmonės, kurie būtent domisi tokiais dalykais, kurie, tiesiog kurios ne tai, kad drausti, reikėtų visiškai eliminuoti iš absoliučiai visur ir reikėtų užkirsti tam kelią. Ir plus yra dar kita pusė, kur tėvai turėtų pagalvoti, kaip vaikas jausis, jeigu kai jis užaugęs, matys, kad yra jo nuotraukos, kurių galbūt neturėtų būti, gal leiskime pačiam vaikui užaugti ir pačiam nuspręsti, kurie vaizdai bus su juo viešinami. Nes tai yra iš pažiūros gera iniciatyva, graži iniciatyva, nes kiekvienas vaikas savo tėvams yra pats geriausias, pats gražiausias ir norėdami gero, jie, nepagalvoja, kad tai gali pakenkti iš tikrųjų vaikui. Ir tegul jie pastato save į tą situaciją, ar jie patys norėtų, kad jų dabar nuotraukos būtų kažkur paviešintos iš vaikystės, nes mūsų nėra tokių nuotraukų. Pagalvokim apie sekančias kartas. Kaip tai vaiką veikia psichologiškai, tas be jo sutikimo matymas tokios didžiulės medžiagos apie save? Mes vaikų linijoje tikrai sulaukiam ir vaikų kreipimusi, kuomet jie daugiau kalba apie kažkokias situacijas, kurios jau išsivysto. Pavyzdžiui, klasiokai paima tą nuotrauką seniai keltą, galbūt užmirštą ir paplatina. Galbūt ten vaikas kažkaip nepatinka vaikui, kaip atrodo, pasikeitė jau, praėjo kažkiek laiko, nebepatinka jau tas atvaizdas, kuris buvo anksčiau. Ir tai tikrai gali sukelti ne vien kažkokį tai asmeninį, psichologinius sunkius jausmus, bet ir po pasekmės grupėje, tai yra pavyzdžiui klasėje sudėtingesni santykiai, patyčios prasideda, tai tikrai gali turėti tiek tokių individualių pasekmių, sunkių jausmų, tiek ir socialinių pasekmių reputacijai. Ir mes turim tokį labai gerą video, kuriame taip viskas aiškiai sutalpinta ir parodyta tėvams. Jis vadinasi A Message from Ella, žinutė nuo Elos. Jis yra iš Share with Care iniciatyvos, kurią inicijavo Deutsche Telekom, ir tai yra socialinė reklama skatinanti tėvus susimastyti.
Tai pasižiūrėkime. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Sigita, archyvas lieka visam laikui iš tikrųjų, nes to sharingo, vadinamo to share ir parenting, ar ne, jeigu taip iš angliškų terminų, kai tėvai dalijasi informaciją apie savo vaikus, vaizdus, yra gąsdinanti, kad štai pagal statistiką kažkur 5 metų vaikas vidutiniškai apie save archyvą internete sukaupęs turi apie 1500 vaizdų įvairiausio pobūdžio. Ką daryti su tuo didžiuliu archyvu? Tikrai labai baisi statistika. Taip. Aš labai dažnai susiduriu iš tikrųjų su žmonėm, su suaugusiais ir jaunai žmonėm, kurie sako, jau per vėlu, aš jau tiek pridėjau visko į internetą, jeigu aš dabar pradėsiu kažkaip tai riboti, koks skirtumas, viskas jau ten yra. Ir tame yra dalis tiesos, tikrai yra dalykų, kuriuos jau mes pasklydėm, atidavėm, kažkas pasiėmė ir to laiko neatsuksim atgal, bet vis tiek reikėtų dabar žiūrėti į priekį ir susitvarkyti visus nustatymus, pasidaryti, kad viskas būtų kuo privačiau. Tai tos pačios socialinės medijos, tai visur galima tas paskyras savo užsidaryti, padaryti, kad galėtų prieiti tik draugai, išsivalyti tuos sąrašus draugų, kuriuos esam pridėję, kurių galbūt nepažįstam. Tiesiog truputėlį tą savo skaitmeninį kiemą prasišluoti, susitvarkyti, apsivalyti ir jeigu įmanoma, kuo daugiau tų nuotraukų ir video ištrinti, jeigu jie jau yra seni ir manot, kad tikrai galėtų kažkaip kompromituoti jūs ar jūsų vaiką ir panašiai. Tai tikrai nėra visiškai per vėlu. Kai kam galbūt per vėlu, bet dabar vis tiek galima dar imtis tų veiksmų. Egle, tas didžiulis noras tėvų patikti per vaikus, nes mes žinome, ar ne, kaip sako, kas geriausiai reklamose parsiduoda, vaikai ir šunis. Man atrodo, kad čia jau labai, tokios aiškiai įvardinom, kokios gali būti pasiekmes ir tos pasiekmes tikrai supurto ir turbūt, taip nusveria tą norą patikti. Labai gerą pasakėt dalyką, šunų nuotraukas, man atrodo, dėti, o jeigu jau labai norisi dėti kažkokias nuotraukas, dalintis akimirkom, tai tikrai apgalvoti, kaip padaryti tą nepaviešinant duomenų apie vaiką, juk galime dėti tikrai kažkokias dalintis akimirkom galbūt svarbiom, bet kur nebūtinai turi matytis viskas, nebūtinai turim labai daug atskleisti, tiesiog savo pagalvoti tikrai, kuo aš čia noriu pasidalinti, galbūt aš galiu kažkaip tą savo susikurti tą jausmą ir gauti tos patiktukus su mažiau pavojingom nuotraukom, su mažiau duomenų ir nenaudoti tikrai vaiko atvaizdo pilno su visokiausiom lokacijom ir taip toliau, kaip ir aptariam. O dabar kalbėsime apie tikrai jautrią, sudėtingą temą. Tai yra seksualinis priekabiavimas ir viliojimas, kuriame tikrai matysime ir pačių vaikų patirčių, kuriomis pasidalino. Taip pat ir policijos atstovas irgi pasidalins, kas tai yra. Buvo padaryti tyrimai, kad per metus nukenčia virš 300 milijonų vaikų per pasaulį nuo tokių veikų. Tie asmenys, kurie turi tų negerų kėslų,
kurie nori gauti tų neigiamų vaizdo įrašų, neigiamų nuotraukų vaikų arba paauglių. Jie naudoja socialinę erdvę ir turi labai daug būdų. Kai asmuo, dažniausiai pilnametis, nori, pavadinkim taip, įmesti jauką, sukuria paskyrą panašaus amžiaus vaiko socialinėje erdvėje. Ir vaikas, radęs tą paskyrą, pradėjęs bendrauti, dažniausiai užkimba. Žmogus, jisai bando perprasti to konkretaus vaiko pomėgius, gyvenimo būdą, problemas, siūloma atlygiai, nupirkti žaidimą, nupirkti žaidimo pinigėlius, draugystė siūloma ir va tokiu būdu gaunamos pirmos nuotraukos. Paaugliui ten akcentuoja tie asmenys į draugystę, į bendravimą. Su paaugliais labiau psichologiniai dalykai. Dažnai, jeigu paauglys tikrai tuo metu būna šiek tiek galbūt atstumtas kitų savo draugų rate, jisai dažniausiai užkimba. Ir vėlgi prasideda tie procesai. Pradžioj nusimk megztinį, nusifotkink, nekaltai, po to intimę vietą jau nusifotkink. Ir vėlgi, kai tik atsiranda pirmoji nuotrauka intymios vietos, prasideda šantažas. Vaikas išsiuntęs tokią nuotrauką, vaikas išsigąsta, bijo kažkam apie tai prisipažinti, jisai bijo pasekmių, jisai bijo, kad jisai kaltas, nors jis turėtų žinoti, ne jis kaltas, kaltas tas, kuris tai padarė, nusikaltėlis kaltas. Pirmiausia, tai reikėtų identifikuoti tą draugystę, kuri kartais būna labai įkyri, kuri kartais būna labai žingeidi, kai prašoma, kada tėvai būna namuose, kokia tavo iš vis dienotvarkė, kokia tavo materialinė padėtis, kai iš paauglio prašoma labai daug informacijos, jie visada vengia į vaizdo skambutį atsakyti, jie visada vengia telefoninių bendravimų, jie žino, kad bus identifikuoti ir jie nepasieks savo tų blogųjų kėslų. Tai turėtų indikuoti, kad čia kažkas negerai. Stop, pažiūrim. Aš galiu pasakyti tik tai apie blogiausią kraštutinį variantą atvejį, kai prašoma susitikti gyvai. Ir yra atvejų, kai tada paaugliai nukenčia fiziškai, seksualiai. Jie pasirenka susitikimo vietas kažkokias atokias, kur nėra žmonių, kur nėra judėjimų, kur nėra kamerų. Vėlgi diktuoja savo sąlygas. Geriausiai, kai apie kiekvieną pažintį socialiniam tinkle, kuri jau plėtojasi stipriau ir kad žinotų tėvai. Tėvas, mama, globėjas yra geriausias draugas, kuris gali patarti. Tada tėvai turėtų irgi psichologiškai, kaip sakiau, palaikyti visapusiškai vaiką, turėtų užfiksuoti viskas, kas yra, jokių būdų netrinti, užfiksuoti ir atiduoti mum. Tai mes vaikui turim sakyti, jeigu jau taip įvyko, ateik, pasakyk ir mes toliau darysim tai, kas priklauso, mes toliau atiduosim policijai. Vaikas turi žinoti, kad mes jo pagalbininkai šitoj situacijoj, mes jo draugai šitoj situacijoj, jis tikrai nekaltas, jis tiesiog tapo tų negerų žmonių auka. Mes pradėję tyrimus, suradę tą žmogų arba tuos žmonės, kurie tai daro, mes apsaugosim kitus vaikus. Ir tie asmenys ar tas asmuo tikrai gaus atpildą. Ši tema labai sudėtinga ir labai nepatogi tėvams, mokytojams kalbėti su vaikais, su paaugliais, nes tikrai dažniausiai jie iš karto čia ne apie mane baidosi, iš vis nesileidžia kalbas, bet yra ir tėvų tokia nuomonė, kad tai ne apie mus. Su mano vaiku tikrai tokių dalykų neįvyks. Kaip yra iš tikrųjų, mes suradome paauglius, kurie atvirai atsisėdo prieš kamerą ir papasakojo, kokiagi yra tikra situacija ir kaip vyksta tas seksualinis priekabiavimas ir viliojimas internete. Viena mano draugė pradėjo bendrauti su kažkuo. Jinai nežino, kad tai yra, žinau, vyras, kuriam jau kiam metų. Tai esu girdėjęs vieno pažįstamo, mažesnė sesė, buvo suvilioję, kad siūstų nuogos nuotraukas kažkas. 8 metai buvo turbūt, turėjau Instagramo paskyrą ir dėdavau selfius, eglutės, nieko tokio. Ir be jokio prašymo, tiesiog kažkoks vyras, be jokio kalbėjimo, tiesiog iš niekur nieko atsiuntė lytinį organą. Yra ir man sudūrė, ir mano draugam, tikrai daugeliui draugų. Dažniausiai per tokią platformą Snapchat, visiškai bet kokie žmonės prideda tave. Čia jeigu tu
irgi priemi tą kvietimą draugauti, tai tada tau pradeda rašyti irgi siūsti tas tokias intimes nuotraukas. Pridėjo Snapchat'e ir paprašė, kad atsiųsčiau savo privačių vietų nuotraukas. Bet tiesiog nesiunčiau. Atsiranda žmonių, kurie pradeda tau rašinėti, pamato, kad galbūt suviliosiu, ne mažiau gal kokiais 5, tai yra buvo, kad yra rašę, dar bando ir papirkti. Per Facebooką, Instagramą, ta prasme, tiesiog pradeda tau rašyti kažkoks nepažįstamas žmogus. Pradeda dar labiau vilioti, jam pasakai, kad tu esi nepilnametis, jie net nesusibaido. Jie ir toliau vilioja, toliau bando pagauti tave. Iš tikrųjų, tai yra labai didžiulis pavojus. Skirtingai būna, kad tiesiai šviesiai iškart siunčia, kartais būna, kad ten pradeda bendrauti ir apsimesti, kad mano bendramžius yra. Man yra buvęs pats baisiausias atvejis, kuomet per Snapchat'ą pamiršau išsijungti viešą lokaciją, galėjo mane laisvai matyti žemėlapį ir buvo tokia tikrai grėsminga situacija, kuomet aš buvau parke su draugu ir tiesiog parašo labas, aš šalia tavęs. Jis jau norėjo ateit. Turbūt kaip pirmą kartą atsiunti, nes tokia maža buvau, tai buvo gal baimė, galima pasakyti, toks pasibjaurėjimas. Buvo nejauku. Tai žinoma, greitai išmečiau, užblokavau, viską vėlgi išsaugojau visus tos chatus, jeigu prireiktų, galbūt jeigu man iškiltų tikrai grėsmė, tai kad ir panaudot galėčiau. Ir taip pat bėgau iš to parko. Aišku, aš tai iškart blokuoju juos, ir viskas tiesiog. Aš net nerašau jam. Jaunimas, paaugliai, jie labai nori, ta prasme, tų santykių. Labai dažnai eina prie pažinčių programėlių, tokių kaip Tinderis arba Grindris. Labai yra paprasta susikurti netikras paskyras, bet turbūt vėlgi nesupranta, kokios gali būti pasiekmės viso to, nes jie eina į pažinčių programėlės, skirtas suaugusiems žmonėms. Užblokavau iš karto ir daugiau tokių atvejų nebuvo. Iš tikrųjų nekreipiau dėmesio. Parašau, kad gerai, aš esu nepilnametis, tai, kad tu darai, yra nelegalu. Labai dažnai, kuomet tokiem žmonėm tu pagrasini, pasakai, kad gerai praneši policijai, praneši įstaigoms, jie tada būna išsibaimina, kadangi vis dėlto tai jau už tokius dalykus gresia ir baudžiamoji atsakomybė, tačiau būna ir tokių, kurie vis tiek neatstoja. Ir aš iš karto mamai parodžiau, pradėjom aiškintis. Bet mano tėvai visą laiką mano lokaciją mato, mes visą šeimą tiesiog matom vienas kitą, tai jeigu kas atsitiktų, jis tada matys. Bet vis tiek reikėjo pasakyti, manau. Nemanau, kad tėvai iš vis žino, kad pridėjinėjau žmonės nepažįstamus. Gal dabar, kai pamatys šitą laidą, žinos. Kad paaugliai nesako, tai čia turbūt, kad priklauso nuo ryšio su tėvais. Nes būna prastas ryšys su tėvais, tada automatiškai tie paaugliai net nenori sakyti apie tokius dalykus, nes galbūt tėvai net sugėdys, sakys, kad tu ten socialinėse medijose, kad tu ten kėliai, kad tu tai priviliojai. Mes su mama labai mažai kalbam apie tos tokius išgyvenimus, neturim labai to tokio atviro ryšio ir aš šitų įvykių nepapasakojau, nes tiesiog nežinau, kaip jinai reaguos. Tai ačiū labai paaugliams, kurie atvirai papasakojo į kamerą, pakalbinome iš Kauno, iš Vilniaus ir iš Telšių paauglius ir iš mūsų kalbintų net 6 iš 7 susidūrė su seksualiniu viliojimu, priekabiavimu būtent per internetą, netgi vėliau perkeliant su tokiom intencijom perkelti ar ne ir jau fizinę erdvę ir tik vienas pranešė tėvams. Egle, kodėl vaikai delsia, nenori, nekalba su tėvais tokia tema, nepraneša, kai net patys jaučiasi jau nesaugiai? Man atrodo, buvo labai gerai pasakyta, tai labai priklauso nuo to, kokį ryšį turi vaikai ir tėvai. Ir čia tokia tema, kur tikrai suaugusiems nėra labai patogu kalbėti. Yra tam tikri tabų visuomeniai ir galbūt tas toksai tėvų nepatogumas tikrai, manau, persidoda tam ryšyje, kad kaip vaikai kažkaip jaučia, kad čia kažkokia kitokia tema yra, kad čia kažkaip neaišku, kaip čia kalbėtis, nes tai susiję su brendimu, seksualumu, juk tai tokie dalykai, kurie mūsų visuomeniai, nėra labai lengvai taip, nevyksta labai lengvai pokalbiai apie tai, turbūt. Ir kitas dalykas, ką irgi vaikų linėje dažnai girdime iš vaikų, jiem gali būti kilti abejonių, kaip tėvai tą atlaikys. Kaip tėvai atlaikys tą temą, ar ne? Nes paaugliai tarpusavį tai tarsi tikrai atviriau, kaip ir matėme prieš kadrą, tarsi atviriau kalbasi. Bet turbūt čia ryšyje atsiranda tas dalykas, kad kažkaip nepatogu būtent tėvams su vaikais kalbėtis apie brendimą, apie seksualumą ir tada ir vaikam tikrai tampa neaišku, kaip čia. Tai tėvai tikrai galėtų parodyti tokį pavyzdį ir kažkaip stengtis įveikti tą savo nepatogumą anksčiau, prieš atsitinkant jau kažkokiams bėdoms ir tikrai tą temą įvesti, aišku, atitinkamai pagal vaiko brandą, pagal vaiko raidą, bet tikrai, stengtis, kad visom temom būtų atviri. Policijos pareigūnas labai aiškiai akcentavo dar vieną tokį dalyką, kad vaikai toje situacijoje jaučiasi tarsi kalti
provokuotojai, nusikaltę, ar ne? Ir kad tėvai gali juos pamatyti būtent tokiame vaidmenyje, nenukentėjusio, bet tarsi iniciatoriaus tokiems dalykams. Tikrai tai labai dažnas atvejis, kurį girdime vaikų linijoje. Apskritai šita tema, viliojimo tema, skamba vaikų linijoje, kalbant apie tą tokį internetinį pasaulį gana dažnai. Vaikai jaučia tokią kaltę, nes jie jau būna girdėję, kad gal reikėtų nepriimti į draugus, nesiųsti kažkokių nuotraukų, bet vis tiek vedini kažkokio smalsumo, galbūt noro įtikti ir taip toliau. Jie padaro tos dalykus, kuriais tėvai vėliau nepasidžiaugia. Ir dažnai tas pokalbis gali prasidėti, o kodėl taip darei? Ašgi sakiau ir panašiai. Tas tikrai atbaido nuo pagalbos. Tomai, dirbtinio intelekto įrankiai šioje temoje, seksualinio viliojimo ir priekabiavimo internete, kaip jie čia žaidžia? Dirbtinio intelekto įrankiai dabar leidžia mums sukurti absoliučiai bet kokį vaizdą, žmogų įterpti, kur mes norim, į bet kokią situaciją. Ir mes galim to pasinaudoti gerais arba blogais tikslais. Būtent sukčiai tai daro ir gali, pavyzdžiui, koks vyresnio amžiaus vyras, pavyzdžiui, vyras ar moteris, bet kas, gali apsimesti bendramžių, paauglių arba vaikų, sugeneruodamas kažkokį vaizdą bendramžį, kuris, įsivaizduokim, užsiima tokiais pačiais dalykais, mėgsta kažkokius žaidimus, gal kažkokią veiklą turi, atsiųsti gali vaikui ir sakyti, žiūrėk, aš irgi domiuosi tuo pačiu, rasti bendrų interesų ir taip priartindamas prie kažkokio tai potencialaus susitikimo, išviliojimo arba kažko tai kito. Gali būti klastotės padarytos visokios. Lygiai tas pats gali būti panaudota patyčioms. Tai yra nebūtinai kažkoks ten vyresnio amžiaus žmogus, bet gali būti bendraamžiai, tiesiog paimti kažkokią nuotrauką ir kažką su ją padaryti, kažką gėdingo, žeidžiančio ir panašiai, ko nereikėtų daryti. Tai tu gali sukurti naują visai kitą žmogų, tapatybę ir juo įtikinti tą viliojamą asmenį, ar ne, kad tai yra realus, štai tavo bendra amžius kažkoks simpatiškas, patrauklus, gero tau norintis. Man atrodo, tėvams reikia iš pradžių patiems suprasti, kas vyksta ir patiems edukuotis. Nes ką Tomas sako apie tą dirbtinio intelekto grėsmės, tai pagrindinis turbūt skirtumas nuo prieš tai buvusių internetinių grėsmių yra tai, kad tai padaryti gali bet kas. Absoliučiai bet kas. Dabar tai yra taip paprasta. Anksčiau reikėjo žinių, įgūdžių, kažkokių įrankių, gal ten lėšų. Nieko nereikia, bet kas gali tai padaryti. Įsigyji programėlę ir daryk, ką nori. Taip, iš esmės taip, šiek tiek gal reikia ten išmokti ir panašiai, bet tai... Bet prieinamumas didžiulis. Prieinamumas yra didžiulis, reiškia, grėsmė yra tikrai labai didelė ir jinai didėja mums bekalbant. Tai tėvai turi visų pirma patys edukuotis, kas yra ta grėsmė, kodėl tai vyksta ir kaip tai vyksta, nes ir prieš juos, aišku, gali būti tai panaudota. Dar labai svarbu nepamiršti, kad į viliotojus spąstus gali patekti įvairių lyčių vaikai. Gal taip labiau galbūt įprasta įsivaizduoti, kad mergaitės tarsi dažniau yra viliojamos, bet iš tiesų, kaip rodo pagalbos linijų praktika, tai tikrai ne ką rečiau ir vaikinai atsiduria tokiose situacijose. Galbūt šiek tiek skiriasi tokios tipinės situacijos, kad vaikinai dažniau yra, kaip šantažuojami dėl pinigų, merginos galbūt, kad atsiųstų dar daugiau nuotraukų ar ten susitiktų, bet tikrai svarbu, kad bet kuris vaikas gali tokioje situacijoje atsidurti, tai visiškai nepriklauso nuo lyties. Visai šalia šito viliojimo internete dar viena tokia irgi be galo nepatogi tema, bet labai jautriai ir stipriai paliečianti paauglius ir vaikus. Tai tas, pasak ekspertų, dabar tiesiog itin įsisiautęs reiškinys kaip sextingas. Tai tas seks ir tekst, ar ne? Žinutė ir seksas ir, žodžiu, erotinių žinučių, trumpų video su seksualinio pobūdžio judesiais ir itin nudes. Dar vienas terminas tėvams ir mokytojams žinoti, ką tai reiškia, jau konkrečių nuogybių siuntinėjimas. Kaip tai yra išplitę, kaip tai pasireiškia? Egle, sakykit, pavyzdžiui, į vaikų liniją skambina vaikai, kurie yra nukentėję nuo šito dalyko, to sextingo. Pats sextingas galbūt žodis toks yra mūsų suaugusiųjų. Vaikai nebūtinai turi matyti tame, nebūtinai mato pačiam sextinge, pačiam veiksme kažkokią tai problemą ir jie kreipiasi į suaugusius jau tada, kai atsitinka kažkas, nes nebūtinai turi atsitikti. Gali būti, kad tiesiog apsikeičia nuotraukom draugaudami ir patirinėja kažkaip tą savo brandą ir smagu ir nebūtinai kažkas nutinka. Bet į vaikų liniją tikrai kreipiasi, tai nėra reta tema, kai pavyzdžiui
pavyzdžiui, abejoja, galbūt kilo abejonių, santykyje buvo išsiųstos nuotraukos, bet galbūt santykis pakrypo kažkaip kitaip ir tada atsiranda baimė, o gal pasidalins mano tom nuotraukom. Ir be abejo, taip pat kreipiasi tada, kai jau būna pasidalinta nuotraukom, jos kažkur tai nuteka ir ateina pasiekmes. Tai jau čia tokie scenarijai, kur jau sudėtingesni. Tai nebūtinai kiekvienu atveju taip nutiks, bet sekstingas, žinoma, atveria tokius pavojus. Tai pamodeliuojant vėlgi, kaip tas sekstingas gali vykti, kad irgi suprastų. Tai, pavyzdžiui, bendrauja, draugauja pora, kad ir vaikinas su mergina, pavyzdžiui, ar ne? Ir prasideda kažkokios intimesnės temos, kaip sakote, brandos tyrinėjimas ir pageidavimas. Atsiųsk man savo nuogos ar nuogo nuotrauką. Ir tada sako, nesiųsiu. Tada sako, tai tu manęs nemyli. Reiškia, man reikia įrodymo. Kaip šitoj situacijoje, jeigu ateina vaikas su tokiu klausimu į savo tėvus, ką jie turėtų atsakyti labai aiškiai? Taip, tikrai, tai susiję labai apskritai su vaiko supratimu apie santykius. Ir vaikas tikrai turi augti aplinkoje, kur jisai turi žinoti nuo mažens, kas yra sveiki santykiai, kad aš tikrai turiu teisę pasakyti ne. Ir be abejo, neužtenka turbūt vien žinoti, kad aš turiu tą teisę, bet reikia ir mokėti, praktikuoti tą nepasakymą. Tai yra, ir priimti galų gale. Nes mes juk kalbam, mums patogu galvoti, kad mūsų vaikai tai gali tik tai į tą tokią aukos poziciją patekti, bet iš tikrųjų tai mūsų vaikai gali ir spausti kitus, taip. Ar ne? Ir čia abi pusės santykyje, jeigu tai yra lygiavertis, geranoriškas santykis, vis tiek jame gali būti kažkokie spaudimo momentai, kai vaikai dar nežino, kaip tos santykius plėtoti ir kaip susitvarkyti, kai man pasako ne, kai aš kažko noriu ir aš noriu tos nuotraukos ir man nesiunčia. Tai labai svarbu tikrai su vaikais nuo mažens kalbėtis apie tos sveikus santykius, apie tokį balansą santykiuose, apie tai, kaip pasakyti ne ir kaip priimti kito žmogaus ne. Ir iš tikrųjų šiame santykiai yra tokios dvi pusės, ar ne? Viena pusė tai yra, kuri nukenčia ir kur kreiptis pagalbos, kita pusė yra ta iniciatorių pusė, ar ne? Tokia jau smurtininko, netgi galima sakyti. Tai policijos atstovas mums ir paaiškina irgi, ir kur kreiptis pagalbos, ir kokia yra teisinė atsakomybė už tokius veiksmus. Tai siuntimas į bet kokią internetinę erdvę, nuogo kūno, intimios kūno vietos, nuotraukos, vaizdo įrašo, tai yra nusikalstama veika. Nesvarbu, ar tai tikrai tavo draugas, ar tai tikrai tavo draugė, ar tai išgalvotas kažkoks asmuo. Baudžiamasis įstatymas, tai 309 straipsnis numato baudą arba laisvės apribojimą, arba griežčiausią laisvės atėmimą iki 4 metų. Tam pakanka laikyti, platinti, gaminti, disponuoti pornografinio turimo dalykais. Vien laikymas savo kompiuterį, savo telefone tokių dalykų jau užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Ir už tą lengvabūdišką veiksmą, už tą lengvabūdišką požiūrį, paauglys gali savo gyvenimą susigadinti. Jisai turi nenutylėti, nelaukti, kas savaime vyks, vėl nesiųsti šantažuodamas vėl nuotraukų, vaizdo įrašų, arba netgi įtraukdamas savo draugus galbūt. Tai jis turi šitoj vietoj pasipasakoti. Ir tada jau įsijungia tėvai, įsijungia mes. Policijos atstovas išryškino, ar ne, vieną dalyką, kad reikia pagalbos ir siūlyti pagalbą ir vaikus drąsinti apie tai kalbėti. Ir kitas dalykas yra, kad ta kita pusė, kuri dalyvauja irgi tame procese, pavyzdžiui, siunčia, tarsi nieko neįtardama savo tą nuogą nuotrauką, jis automatiškai dalyvauja jau kaip nusikalstamoj veikloj, nes bet kokio vaizdo pornografinio platinimas jau yra užtraukia jam atsakomybę. Tai irgi nepamiršti, kad ne tik mano asmeninis pasirinkimas noriu, nenoriu nuogybę siuntinėti arba išsisaugoti, pavyzdžiui, jas savo kompiuteryje, tai yra jau su teisiniais dalykais susiję. Nesiųsk, policijos atstovas sako. Suprantam, kad būtų gerai nesiųsti, bet vaikai, paaugliai yra tokie, jie patys smalsūs ir jie patys tyrinėja pasaulį. Kaip tada kalbėti? Be tokio draudimo, nes čia jiems yra kaip draudimas, ar ne? O paaugliams būna, jeigu draudi, tai norisi atvirkščiai daryti. Kaip, Eglė, patartume tada? Tai kaip tada prie šitos temos prieiti?
Tikrai tas vien tik tai kalbėjimas apie pasiekmes, gąsdinimas pasiekmėmis, na, jisai gali turėti tokį nelabai gerą rezultatą, nes, o tai jeigu vaikas galiausiai padaro tą, ko mes nenorim, kad darytų, tikėtina, kad tuomet nebeateis pas mus pagalbos prašyti. Tai tikrai labai svarbu vis tiek atsargiai ir stengtis tą pokalbį daryti tokį kuo atviresnį, tai yra leisti vaikui pačiam pamodeliuoti tas situacijas, galbūt tiesiog užkalbinti, pasvarstyti kartu, kaip įsivaizduoji, kas galėtų būti. Ir tikrai naturalizuoti, kad šitą temą galima kalbėti su suaugusiais, kad suaugę yra pajėgus išklausyti, nepasmerkti, neprikišti iš karto savo scenarijų, ką tu daryk, ko nedaryk ir kas tau po to bus, bet tikrai stengti suprasti, kas su vaiku vyksta, kokie čia yra poreikiai ir galbūt tikrai aptarti, kaip pats vaikas galėtų elgtis saugiai ir kad turėtų galvoje įvairius scenarius ir kad visada turėtų galvoje scenarijų, kad galima ateiti pas mus. Kai jau kažkas nutinka, visiems tikrai gali visokių nutikti dalykų, netgi, kaip kalbėjom, nebūtinai pačiam išsiųsti tas nuotraukas užtenka, kažkas gali ir padirbti ją ir tada toliau vystytis kažkokia situacija. Svarbiausia, kad vaikai jaustųsi, kad mes esam ta vieta, kur bus pagalba, be pasmerkimo, Kuo galima be pasitikėti, ir net tai kaltinimo. gali būti patikimas asmuo ir globėjas, ir mokytojas, ir tėvas, mama, žodžiu, ta artima aplinka, kurią pasitikė vaikai. Tikrai taip, o kartais yra labai sunku kreiptis į artimą aplinką, tai tada yra tokia tolimesnė, pavyzdžiui, vaikų linija, kur galima anonimiškai kreiptis ir aptarti, kaip čia toliau su ta situacija būsiu. švarusinternetas.lt irgi apie tai kalbėsime, kad galima pildyti tas formas, jeigu jau nesinori kalbėti ir ne su artimu žmogumi. Skirtingi žmonės, skirtingi vaikai ir paaugliai. Vieniems, kaip sakote, tokio emocinio, tokio reikia jaukumo sukūrimo. Kiti tikrai, man atrodo, žinodami, kas laukia, irgi pasidaro išvadas ir nusipiešia bent jau tokį scenarijų ir tada gali irgi suprasti, kad jie yra jau suaugę, mažieji suaugę, kurie turės susidurti su tam tikrom pasiekmėm. Tai kokios to sextingo pasiekmes gali laukti? Tai visų pirma, tos nuotraukos, kurias dalinamės, nuotraukos žinutės, galbūt dar kažkoks intimus turinys, tai dažnai yra manoma, kad yra programėlės, kurios užtikrina, jog tai niekur nepaplis, nes tai yra laikina. Tas pats Snapchatas, kurį paaugliai naudoja ir minėjo, kad jeigu aš išsiųsiu tą nuotrauką, jinai dings. Tai šitas mitas yra labai gajus ir šitas yra turbūt vienas iš dalykų, apie ką galima pasikalbėti su paaugliais, pasakyti, kad nėra tokio dalyko kaip išnykstančios nuotraukos. Tu išsiuntei nuotrauką ir ta nuotrauka, jeigu ne programėlėje bus išsaugota, bet žmogus gali pasidaryti kopiją su kitu telefonu ar paprasčiausiai kažkaip taip nusikopijuoti. Tai šitą mitą tikrai reikia griauti. Nes man atrodo, tai duoda labai daug drąsos, kad aš galiu daryti bet ką, už sekundės tai dings, bet tai nedings. Tai reikia suprasti, kad tos pasiekmes susijusios su tuo, kad tas vaizdas išliks amžinai. Tom ir turit kelia irgi tokią mintį apie tą pagalvojimą prieš siunčiant nuotrauką, kad šita nuotrauka, ar aš noriu, kad ji būtų matoma ką visiems? Taip, visiškai teisingai, viskas yra labai paprasta. Siūskim, ką norim, bet pirmą pagalvokim, ar tas vaizdas, vaizdo įrašas yra gerai tau pačiam, jeigu jį pamatytų, pavyzdžiui, visa mokykla, visas miestas, o gal dar daugiau žmonių. Jeigu tau tai tinka, tada tikriausiai viskas tvarkoj. Bet jeigu tau tai sukelia diskomfortą vien apie tai galvojant, tai galbūt stabdį paspauskim ir nedarykim to, nesiūskim ir pagalvokim dar kartą. Nes visos šitos temos mūsų aptartos irgi veda į dar vieną dalyką, tokį bendrinį kaip elektroninės patyčias. Tai čia irgi pradedant nuo tų tėvų talpinamų nuotraukų ar ne, kad tai gali būti po to tampama irgi kaip medžiaga įvairiausiams pajuokos, meimams kūrimui ir panašiai. Ir visa kita, ką mes jau spėjome apkalbėti. Kuo elektroninės patyčios yra tokios, unikalios palyginus, pavyzdžiui, su tomis patyčiomis standartinėmis, pavadinkime, kurias mes jau žinom, kurios vyksta, pavyzdžiui, tokioje erdvėje jau socialinėje. Kas kitaip vyksta elektroninėje erdvėje? Kas tokio išskirtinio yra? Visų pirma, skirtumas toks, kad kai vyksta tai internetu, tas, kuris bando užgaulioti, jis jaučiasi nepakaltinamas.
nes jis jaučia tą tokią nuotolio širmą, kad jis gali bet ką parašyti, bet ką pasakyti ir kad jis už tai neneš atsakomybės. Tai galbūt kažkiek atriša rankas, didesnis gali būti įkyrumas ir labiau toks, sakykime, kitas mastas, kitas stiprumas tų patyčių. Tai nėra geografiškai apribotas patyčių darytojų ratas, nes tai nebėra tik tai tavo kiemas, tavo mokykla, tai gali būti visas pasaulis. Egle, tos elektroninės patyčios, ar jos yra lygiai taip pat žalingos ir veda prie pačių tokių baisiausių, liūdniausių scenarių, kaip ir tos standartinės, prie kurių mes tarsi jau esame įpratę, nesinori žodžio sakyti, žinome, kas tai yra, tiesiog susipažinę. Aš gal taip net ir neskirstyčiau, nes vis dėlto pasaulis yra vienas, tiek fizinėje, tiek virtualioje erdvėje, vyksta tie patys reikalai, ten bendrauja tie patys žmonės ir labai dažnai elektroninės patyčios, kurias mes pamatome, yra kažkokio tokio didesnio, ilgalaikiškesnio atvejo detalė, kažkoks vienas konkretus veiksmas internete, jisai gali būti prasidėjęs, sakykime, mokykloje ir keliauti į internetą, iš interneto dar kažkur nukeliauti į fizinės erdvės, tai yra, ta erdvė jau patyčios vyksta tiek fiziniai, tiek virtualioje erdvėje, bet tai gali būti tos pačios patyčios, tas pats reiškinys ir be abejo turi lygiai tas pačias pasekmes jo dalyviams. Tai yra, jeigu vaikas tampa patyčių, ar jos vyktų virtualiam pasaulyje ar fiziniam pasaulyje taikiniu, tai tikrai yra dažnai susiję ir su tokiais trumpalaikiam emociniam pasiekmėm, tai yra, kad gali tikrai kilti labai sunkus jausmai, pyktis, liūdesys, gali kilti noras atkeršyti, kuris dar mus patraukia į kažkokią ir vėl sudėtingesnę situaciją, bet taip pat ir tokios ilgalaikės pasiekmės gali būti, gali prastėti mokymosi rezultatai, santykiai su tėvais, su draugais, su bendramžiais klasėje, nebesinori eiti į mokyklą ir tikrai kuo ilgiau patyčios vyksta, to jos sunkesnės tas pasiekmes turi, kaip jūs minėjot, ir tokias, gali kilti ir depresyvių, ir netgi suicidinių minčių. Tai tikrai pasiekmes yra labai plačios ir kuo mes greičiau užkirsime kelią patyčioms, kuo greičiau jas sustabdysime, tuo daugiau šansų, kad mes tas pasiekmes sumažinsim. Ir dar egzistuoja tokios kaip 3 šalis tarsi dalyvaujančios tame reiškinyje. Tai yra tas žmogus, iš kurio tyčiojamasi, tas pagrindinis besityčiojantis ir stebėtojų grupė. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tuos stebinčiuosius, nes jų dažniausiai ir būna tokia ta kritinė masė, ar ne, kuri gali kažką nuveikti ir pakeisti iš principo. Ką galima pasakyti tiems žmonėms, kurie yra stebėtojai? Tikrai taip, stebėtojai gali labai daug pakeisti. Patyčios iš principo yra toks reiškinys, kuris be stebėtojų nevyksta. Tai nėra kažkokia asmeninė konfliktinė situacija. Patyčiose veiksmai yra daromi specialiai tam, kad kiti asmenys juos matytų ir jeigu tie, kurie žino apie patyčių situaciją, jos nestabdo, tarsi sukuria tokį labai didelį jėgų netolygumą, kad vienas vaikas yra nuteikiamas prieš visus. Ir tai tikrai kelia labai tokią sudėtingą situaciją, iš kurios neįmanoma išeiti vienam, bet jeigu kažkas pasako patyčiams ne, iš karto ta situacija keičiasi, iš karto tampi nebe toks bejėgis, jeigu kažkas tave užstoja. Tai tikrai labai svarbu ir kaip rodo tyrimai, vaikam, kurie sėkmingai į tas situacijas, patyčių situacijas įsiterpia ir ją sustabdo, jiem yra tokios geros pasiekmes, jie tikrai gali gerai jaustis apie tai, tai verta pabandyti. Tėvai, mokytojai ir elektroninės patyčios, ką mes čia galime daryti, kaip padėti, kai tai jau įvyko, kokia pagalba gali ateiti, kokiu imtis tiesiog veiksmų, kaip elgtis toje erdvėje elektroninėje? Tai žinoma yra techninės priemonės, bet labai svarbu turbūt paminėti ir tai, apie ką Eglė šiek tiek užsiminė, kad kyla noras kerštauti, kyla noras atsakinėti, veltis į kažkokias diskusijas ir imtis pačiam kažkokių veiksmų. Tai tas yra labai irgi žalinga, reikėtų tikrai nesiimti jokių veiksmų, blokuoti, kiek įmanoma užblokuoti kažką internete ir panašiai. Ir čia galima kaip prevencinė priemonė pasiūlyti ir tėvams ar mokytojams. Tiesiog pasižiūrėkim, kaip vyksta blokavimas internete. Situacijos dar nėra, bet tarkim netgi prieėjus prie vaikų sakyti, kaip aš užblokuočiau, pavyzdžiui, Instagram'e šitą, arba kaip ištrinti šitą, kaip raportuoti. Gal patys vaikai gali padėti tėvams ir tuo metu užsimezga tas pokalbis. Tai aišku, dar iš tų prevencinių tokių techninių priemonių, tai nepridėti nežinomų žmonių į savo draugų ratą,
naudoti tik tai tas programėlės, kuriuose yra šifravimas, nesinaudoti kažkokiam taip atvirom viešom grupėm, skelbti informaciją apie save ir panašiai. Visko internete nesustabdysim, bet tikrai reikia kiek įmanoma apsisaugoti iš anksto, o kai jau kažkas vyksta, tai nesivelti į kažkokias diskusijas ir nepasiduoti tą emociją, tiesiog užsifiksuoti, nusifotografuoti, susirinkti įkalčius, įrodymus ir perduoti juos institucijom. Tai liečia visus tos reiškinius, kuriuos mes apkalbėjom, ir tą sukčiavimą, ar net tą phishingą, ir tą sextingą, ir seksualinį viliojimą internete lygiai taip pat. Kas būtų tokia pagrindinės tokios mintis, baigiant mūsų pokalbį, ką jūs norėtumėte, kad tėvai, mokytojai išsineštų tokį, ar ne, kaip visiškai užfiksuotą dalyką? Kas yra svarbiausia būtent kalbant apie tą saugumą internete vaikų ir paauglių? Egle, kaip jūs? Man atrodo, vienareikšmiškai tikrai labai svarbu vaikam visą laiką priminti ir proaktyviai priminti, kad mes esame tie, kurie gali padėti. Kad tikrai, kas be nutiktų, visada yra pagalba galima, galbūt nesprendžia tos situacijos visos vienodai stebuklingai, bet į suaugusiuosius kreiptis verta. Bet aišku, svarbu ir būti tuo suaugusiu, į kurį kreiptis verta, tai yra atlaikyti, jeigu kažkas nutinka, nepulti į savo kažkokias karštas emocijas, bet tikrai atlaikyti, ramiai sureaguoti ir visą laiką būti čia dėl vaiko. Tomai? Manyčiau, kad vienas svarbiausių dalykų tai yra ugdyti kritinį mąstymą. Visą laiką būti budriam, stebėti, kas vyksta, kas gali nutikti su mano duomenim arba su kito žmogaus duomenim ir būti pačiam, būti atsakingiam ir raginti kitus tokiais būti. Sigita? Mes šiandien kalbam apie paauglius, apie vaikus, kuriem gali nutikti tie dalykai, bet tie patys dalykai nutrinka suaugusiam. Ir man atrodo, mums kaip suaugusiem reikia irgi save labai edukuoti. Ir kai tie dalykai mums nutinka, kalbėti apie tai šeimoje. Tarkim, gavau žinutę, kurioje manęs prašė to ir to, aš tą žinutę raportavau. Ir tiesiog rodyti savo pavyzdžių, kad čia yra mūsų visų problema ir mes visi ją sprendžiam ir aš bandau ją kažkaip spręsti ir jeigu tau taip atsitiks, ateik ir pagalvosim, ką padaryti. Tokia rūpesčio komunikacija, kaip aš savo kažkada esu pasisakius, kad kai tu pasakoji kažką vaikui ar ne, tai tada jam netrodo, kad tu iš jo kažko reikalauji pasipasakoti. Tai ačiū labai, aš tik priminsiu, kad vienas svarbiausių dalykų, dar ką ir policijos akcentavo atstovas ir Eglė, jūs irgi ir visi psichologai sako, kad vaikas patekęs į tokią situaciją sudėtingą, jis nėra kaltas. Jis yra nukentėjęs, todėl jisai drąsiai turi eiti ir kreiptis pagalbos į artimuosius, skambinti 112 pagalbos numeriu, švarusinternetas.lt, pildyti paraišką ir, žodžiu, tie būdai yra tikrai prieinami, svarbu jais naudotis ir nebijoti, o veikti. Naršydami interneto erdvėje mes galime rasti ne tik daug naudingos informacijos, bet ir susidurti su žalingu arba neteisėtu turiniu. Labai svarbu šį turinį atpažinti, įvertinti ir apie jį pranešti. Tai galite padaryti svetainėje švarusinternetas.lt. Norėdami pranešti apie aptiktą neteisėtą ar žalingą informaciją, spauskite mygtuką Pranešk. Jums atsidarys pranešimų anketa, kurioje galėsite suvesti duomenis apie pastebėtą žalingą ar neteisėtą turinį. Pirmiausiai turite nurodyti neteisėto turinio rūšį. Tai gali būti narkotikai, patyčios, pedofilija, pornografija, smurtas, rasizmas, tautinė nesantaika. Jeigu nerandate tinkamos rūšies, pasirinkite kitą. Tuomet pasirinkite vietą, kurioje aptikote šį turinį. Tai gali būti interneto puslapis, naujienų grupė arba P2P, lygiaverčio keitimosi failais tinklai. Nukopijuokite tinklalapio, kuriame pastebėjote žalingą ar neteisėtą turinį adresą naršyklės adreso laukelyje ir įkelkite į pranešimų anketos laukelį skirtą internetiniam adresui. Jei pastebėjote žalingą ar neteisėtą turinį keliuose skirtinguose interneto puslapiuose, galite pridėti papildomų adresų laukelių. Pastabų laukelyje galite pateikti papildomą informaciją apie žalingą ar neteisėtą turinį. Pildydami pranešimą neprivalote pateikti savo asmens duomenų. Jeigu norite gauti atsakymą į pateiktą pranešimą, nurodykite savo kontaktinę informaciją. Užpildę anketą įveskite apsaugos kodą ir spauskite Siųsti. Visi pranešimai bus patikrinti ir jiems pasitvirtinus bus imamasi atitinkamų veiksmų, kad žalingas ar neteisėtas turinys būtų pašalintas.
Sužinokite daugiau svetainėje Švarus internetas. Tai labai ačiū už šį pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kalbėjausi su Sigita Jurkynaite, Nord Security informacijos saugos vadove, taip pat Tomu Sakro, Insane Video Agency dirbtinio intelekto ir vizualinių sprendimų specialistu, bei Eglė Tamulionytė, vaikų linijos kampanijos Be patyčių koordinatorė. Ačiū.